Iki Velykų liko 4 dienos, šiandien balandžio 16 ir esame paskutinėje mūsų Velykinio apsipirkimo kainų reidų stotelėje, Norfos parduotuvėje, ir tema pas mus šiandien yra šviežia žuvis. Taigi pasižiūrėkime, kokios yra kainos. Vilkašeris 13,99, bet aš jo nematau, galbūt jisai va čia šitas. Ok, lašišos pjausniai 15,97, lašiša atšaldyta 12,99. Va šita. Toliau lašišos filė 15,99. Nu, geresnė kaina negu kad IKEA ir Lidle, bet iš tikrųjų Rimi ir Maksimui geresnis pasiūlymas. Toliau skumbrė, o skumbrės nematyti. Nežinau, gal jinai čia kažkur lede pasislėpusi. Toliau sterkas 8,99. Tai vat mes jį matom. Dorada 8,99. Vat jinai va čia. Toliau stinta 6,99, bet jos čia visai mažytis kiekis. Karpis nubraukta kaina 6,99, akcinė kaina 4,99. Tai čia yra iš geresnių pasiūlymų. Mes, man atrodo, tokius matėme pasiūlymus Maksimo ir IKEA. Taip, karpio sriubos rinkinys 99 centai. Nežinau, kuris čia iš jų. Turbūt uodegos ir galvos. Karpio jausniai 99. Ir jūrinė lydeka yra čia. Tai, o čia galbūt ir skumbrė. Tai skumbrė yra čia, o kaina yra čia. Tai ką, tokie pasiūlymai. Iš principo karpio kaina, kaip nustatėm rinkoje akcijinė, yra 4,99. Lašišos filė geriausia kaina 11,99. Krevečių kaina, tarp kitko, krevečių kainos čia nėra. Nėra krevečių kainos, bet nu, iš kitose parduotuvėse yra pasiūlymai, yra ir stambesnių, yra smulkesnių, virtų. Tai galite pažiūrėti kitus siužetus mūsų Facebook profilyje. Buvome Maksimoje, Lidle, IKEA, Rimi ir va dabar Norfa. Tai ką, tiek turbūt šiam vakarui ir laukite rytojaus naujų kainų reidų.